Na ir paskutinis etapas mūsų West Thumb Geyser Basin. Čia yra mano viena iš mėgstamiausių vietų taip pat, nors aš jau daug kartų tai sakiau. Jinai yra prie ežero, Yellowstone Lake, va ten matosi žemėlapį ir daug. Čia yra mažiau geizerių, daugiau spalvotų baseinų, labai gražių. Na va, jau čia pradžia tako, matosi jau ežeras ir matosi garai, kurie kyla ne nuo geizerių, o nuo baseinų. Čia jau bendras vaizdas matosi. Tuo taku eisim ir tai visus kitus baseinus. Čia gražus baseinas, vadinasi Maimalas Pool. Maimalas, gal kaip čia, nežinau, ką tai reiškia. Va, kokie čia dar matosi baseiniukai, jų daug. Čia yra Twin Geyser, tai reiškia dvyniai, taip, geizeriai dvyniai. Kodėl dvyniai? Aha, va, jie du geizeriukai tokie nedideli, ramus. Čia yra Abyss Pool, gražus, ramus, didelis ir mėlynas. Labai, va, kaip visi atrodo. Ai, net žalsvas viduj. Čia yra Black Pool, juodasis baseinas. Irgi labai žydras, šviesus, gilus. Labai gražu. Čia dabar į mane pučia tas tie garai. Čia noriu parodyti, kaip yra žydras baseinas. Iš jo išbėga vanduo, nes čia yra nuolinkis. Čia visur gyvena bakterijos. Ir tas karštas vanduo toliau bėga į ežerą, į Yellowstone Lake. Čia yra Big Cone, vadinasi. Ir čia yra geizeris viduryje ežero. Jis dabar kažkoks, aš prisimenu, jis, man atrodo, praeitą kartą, kai mes čia buvom, jis garavo. Čia labai gražus, tokie mažiukai, baseiniukai labai skirtingi tarpusavėje. Ten koks gražus mažiukas burbuliuoja smarkiai per vidurį dabar. Ir va čia dar vienas labai gražus, kurį visi fotografuoja. Bluebell Pool vadinasi. Bluebell yra gėlytė, kaip varpelis tokia. Iš tikrųjų panašiai, matot, ten toliau yra tarsi žalias stiebas su lapais, o čia mėlyna gėlytė. Labai gražus baseinėlis. Čia yra vietiniai mudpots. Tokie gražus paukščiai. Su tokiais oranžiniais pilveliais, mes tokie labai daug čia matėme. Ir kažkokie varnėnai. Va čia, mudpots, jie tokie balti ir purvini, drumzlini.